Sveiki atvykę į Laikyk Kardaną ir turime Daivą, kurios nereikia pristatinėti. Labas, Daiva. Labas, Tadai. Labas visiems. Lietuvos plento ir gravelio 2025 metų čempionė, taip? Taip. O gal dar nežinau, kokia Taip. dar čempionė, gal ne, daugiau ne? Ne, Ciksų nevažiavau, MTB nepavyko. Tai tik tai du Tik tai, gerai čempionatai. skamba, tik tai Tik du. tai du. Tai gal Ne, iš šiaip karto, labai faina iš tikrųjų. tai be abejo, čia, gal tada šokam iš karto, nes dalyvauju dar vienose irgi varžybose pasaulio gravel čempionatas, taip, ar čia Europos buvo, primink visiems. Pasaulį. Pasaulio ir gal apie tas varžybas pradėkim, gal užkabins žiūrovą, kad išklausytų iki galo video. Eimantų ten sakėsi sunkiai, tarkim, nes jisai ten sirgo, ne, o kaip tau pačiai prieš patį čempionatą, nes vis tiek jisai jau vyko spalio mėnesį, kaip pačiai buvai super formui ar kažkas buvo įdomu? Uh, ne, nemanau, kad super formui, nes, nu, tas toks ruduo pasiruošimas sunkesnis, tai šalta, tai lyja, tai kas nors. Ir aš šiaip Liepą, rugpjūtį atostogauju, rugsėjį vėl grįžtu į darbus, tai jau ir sunkiau susiderinti, nes po darbų ir temsta anksčiau, tai vat kažkaip truputį ant staklių, truputį į plentą pagal galimybės. Tai toks ir motyvacija krenta, ir vienas kitą pagodėm, nes ir Eimas čia parašo, žinai, kad jam čia nesinori treniruotis, paskui yra, žinai. Tai buvo ir man tas porą savaičių prieš čempionatą kosulys logą išlindė. Tai aš kadangi skridau anksčiau pas draugę keliom dienom į čempionatą, nes tiesiog ieškojau bilietų ir galvojau gal su vaikinais skristi, bet pasižiūrėjau, kad gaunasi skrydis, tada man kitą dieną startas iš karto ir toks, nu, ir numeris pasimti, ir dviratį susirinkti, tai galvoju, skrisiu ramiai savo. Tai va, apsistojau pas draugę Belgijai porą dienų, tai važiavome į vaistinę pirkti sirupėlę nuo kosulio, nes tikrai jau kankino ir naktį. Tai va, bet šiaip nei temperatūros nieko nebuvo, tai kažkaip išsisukau. Nu, O pats čempionatas, tai tai ką papasakok. žinau, nu, kaip ir gerai, kaip ir trasa atrodo palanki, nes tie kalniukai ne per ilgi, trumpi, aš ilgas kalnas šiaip nelabai mėgėja važiuoti, man pasiduodu aš kažkur vidury, ypač kai būdavo ten kokia Džiro Italija ir tie kalnai ilgi ir, žinai, važiuoja, ilgai važiuoja ir atrodo, jau turi būti pabaiga, o žiūri dar 10 kilometrų iki kalno, ten tokios kartelės būdavo sudėtos, tai toks, ir viskas, ir pasiduodiškas. Tai trumpi kalniukai, e, kentėjosi, šiaip nebuvo lengva, nepasakyčiau, kad ten labai vieną koją važiavau. Tai va, ir pritrūkau truputį į paskutinį į kalniuką tą stačiausią. Prasileidau, iš tikrųjų dar šiek tiek ir pozicija užsistabdė, nes ten toks siauras kelias buvo, akmenuotas į tą kalniuką ir sukrito taip, kad iš vienos pusės, iš kitos žmonės ir tu kaip ir aplenkti niekur negali ir bandžiau ten prašyti pasitraukti, bet jiem realiai irgi nebuvo kur trauktis. Tai paskui dar vėjome su Olandėm, bet jau pritrūkom ir dar krito Olandė viena, tai persivertėm kartu ten trise gal ar keturiese. Tai va. Ir dar pati Tai vertėsi? kaip ir, jo, aš tiesiog ant žviriuko ten buvo toks tiltelis posūkis ir antroje pozicijoje važiavau, pats lydo ant posūkio ir automatiškai aš už jos važiavau, už manęs Belgija berots. Ir mes ten per ją irgi vertėmės, bet labai greit aš atsistojau. Ir jau ten 2 kilometrai buvo likę iki finišo, skutau iš paskutinių. Tai Tai ačiū va. Dievui nieko nenutiko, nes, žinai, čia tas kartais būna mažas kritimas ir permetės Jo, bet šonu. taip ir buvo, bet kai kraštais važiuoju į finišą, kažkaip nepastebėjau ir paskui jau po finišo ten pavaryti jungiu ir žiūriu, jau įstypinu sukasi. Tai va, tai pasilankstė tauselė irgi. Supratau. O, Sekasi man šiemet 3 kartus gal sauselėm. o tai jūs startuojat moterys, nes tu savo amžiaus grupėje, ne? Nes su elitu. Savo amžiaus Jo. grupės jūs startuojat visos kartu, tarkim, tos veteranės, ar kaip? Biški. Ne, kas minutę išleidinėjo. Tavo amžių, tarkim, Kas ne vėliau? minutę. Jo, prieš tai ten išleido 19:34 berods, tada
35-39 už mūsų minutę išleido 40-44 ir taip toliau. Supratau. Tai va, bet paskui ten kas minutę, kai išleidžia, tai tiesiog viskas susimaišo, nes mes pasivėjom kažką, mus pasivėja kažkas, tada prieš mus dar išleidinėjo vyrus veteranus, tokio jau vyresnio amžiaus, tai mes gan greit ten ir jų pasigavom nemažai. Taip, nes aš Tai va. kai žiūrėjau video tavo finišo, žiūriu, Daiva, bet tai žiūriu, ten miškas tų žmonių, ten... Jo. Taip ir yra, ten mišrainė. Supratau. Dar. O tai jūs atskirt, tarkim, aišku, tu apsidairai ir žinai jau tą savo, su kuo ten konkuruoti, dėl ko važiuoti, ne? Tai labai paprasta, nes numeriai yra skirtingų spalvų. Tai mūsų ten, tarkim, grupės yra rožiniai numeriai, tai labai paprasta atskirti, tu matai, kiek tų rožinių numerių mūsų amžiaus grupiai važiuoja. Ir jau stengiasi tada žiūrėti, kad kažkur lenkiant minę kokią, kad kažkur kažkas nenuvažiuotų ir neprasileistum netyčia. Tai įdomu, reikia nepamiršti visada, ne? Jau kai važiuoji ten dėl podimo, tai jau reikia žiūrėti, skaičiuoti ir stebėti. Jo. Ir viskas, jau paskutiniai metai 35-39 buvo, jau kitais metais 40. Bet vėl, matysim, Australijai vis tik pasaulio čempionatas gravelių, tai tolokai ir važiuoti, ir finansiškai sudėtinga. Tai va. Bet būtų įdomu, aš įsivaizduoju, tokioje Australijoje suvažiuoti. Būtų labai įdomu ir gal ir konkurencijos tos mažiau būtų, nors pas tas moteris ir taip nėra, kad labai didelės grupės mūsų šiemet 48 startavo. Bet aš 3 metus iš eilės važiuoju į gravelio pasaulio čempionatą mėgėjų grupiai, tai pirmais metais palyginti, aišku, aš gavau tada prokolą, tai gerai, kad tai pasitaikė, ten 3 km iki finišo buvo susikirtimas, kur jau visi žiūrovai stovėjo, tai tiesiog Eimantas greitai savo ratą, ten 50 sekundžių sugaišo, bet jau aš prasileidau tą Belgiją ir nebepavijau jos, ir liko antra, o tada praeitais metais čempionate irgi su prokolu, tai jau tada pati ten, bet vėl pasimokiau nuo tada, kad balionėlį reikia būtinai kišeniai vežtis, nes kol tą tašytę ten nusiemi nuo sėdynės, kol ten išsitraukiu tą balionėlį už aukštų papietų, tai žodžiu 5 likau, tai labai gaila buvo, nes šiaip gerai jaučiausi tais metais. Tai čia, kaip suprantu, žingsnis po žingsnio, jau kitais metais ant aukščiausios pakilos. Nu tai reikia žiūrėti, kaip čia pavyks išvažiuoti tą čempionatą. Ir taip, žinai, dabar kažkaip gal šiemet, atsiprašau, pertraukiau, sakau šiemet, labiau gal kitais metais į Europos akcentuosime. Šiaip nesu važiavus dar Europos čempionato, tai gal į Europą bandysim. Bet aišku, Europoje čia visą laiką būna Belgijos, Olandijos stiprios ir dar kažkokių šalių. Ir šiaip su kiekvienais metais tos varžovės kažkokios stipresnės pasidarė, nes pirmais metais Italijoje tai tikrai man buvo ir kalnai buvo ilgi, kas keista, bet pakankamai silpna grupė buvo, aš sakyčiau. Ir tokios baikščios, nes į nuokalnes aš nuvažiuodavau viena, mes gan anksti su Belgija pabėgom, nes tiesiog į nuokalnę nuvažiavam, visos saugojosi, prisisaugojo labai. Ir tada dviese vat ir važiavam tą beveik visą distanciją iš tikrųjų, tik tai pabaigojau. Supratau. Ir ką aš norėjau paklausti, iš tikrųjų. Taip atrodo, žinai, kad, čia irgi taip važinėjai pakankamai labai daug važiuoju varžybose, bet man, žinai, aš pasižiūrėjau tavo history, ką rodo Pro Cycling Stats. Aš jau tave šiaip aplamai senai žinojau. Daiva Tušlaitė, prieš nesą laiką net ir rodyti, sakydavo, visą laiką žinodavo, Tušlaitė, kažkur girdėta, žinai. Kad atvažiavau, nes jau matau ten 2003 ar jau kelintais metais, jau ten tu jaunimo, nes tu jau pradėjai, kur čia buvo, 2003 Kanadoje jau, juniors jau pasaulio čempionatas, tai mano klausimas kyla, žinai, iš ko. Kodėl vis dar mini, ten jau į tau jaugę, į širdį, į kraują, tie dviračių sportas ir kaip tu neatsikandai per pro, nes, protai ten vis tiek ir buvai pro jau kiek metų ten kilometrų sukt. Kaip vis dar ta ugnis, žinai, dega ir stipriai dega? Tai nežinau, gal jaugia į kraują nuo jaunų dienų, bet nežinau, jaučiu meilę iki šiol tam sportui ir
vėlgi būna visko tuose mėgėjose, čia jau galvoju, gal jau viskas, jau baigt sezoną reikia ir nebevažiuoti ant tų varžybų, tiesiog gal šiaip for fun važinėtis ir viskas, nu tai galų galia ateis tas metas vis tiek kažkada. Tai vat, bet nežinau, nu taip jaugi, aš negaliu be to dviračio man. Tai aš, jeigu ne dviratis, nu tai į salę kažkur eičiau, tai tiesiog tas sportas toks. Ir faina, kad ir vaikai šiek tiek tuo keliu eina. Aišku, ten Ema tai dar tokia būrelių kažkokių nepasirinkusi, ten darželėje sportuoja 2 kartus į savaitę, tada čia vasarą su dviračiu daugiau pasivažinėja. Bandė šiek tiek tėčio pėdom eit motokrosą, bet kažkaip nekabino jos. Jai smagu pasivažinėti tiesiog su vaikų būriu motociklu, bet varžybų jinai ne, nenori. Tai va, tai kažkaip tai visa tokia aktyvi, visai šeima pakankamai esam, tai tas sportas turbūt ir lydės visą gyvenimą jau mūsų. Bet, žinai, aktyvi, bet tas toksai yra aktyvi ir ten jūs tai super aktyvi, nes vis tiek reikia pasiruošti ir daug kilometrų suvažiuoji per sezoną ir Jo, gal šiemet gal daug, sakyčiau, visai virš 15-16 tūkstančių gal gavosi. Pernai, užpernai, nežinau, ten 12-10, gal kažkas neatsimenu, tiksliai aš labai šiaip neseku tų skaičių, ten kiti rekordų savo ten kažkokius rašosi, aš tai, Tai va, tai, nu, tai ir sportuoji, tai laiko turi, vasarą žinoma daugiau jo yra, o žiemą čia treką raižom, kiek išeina pagal galimybės, į stovyklą stengiuosi išvažiuoti per vaikų atostogas ten vasario mėnesį, nes ir iš darbo sunkiau mane išleidžia ne per vaikų atostogas, tai va, tai taip prašau. kažkaip po truputį visur suspėju. Derini ir suderini, žodžiu, taip? Jo, kai labai nori. O dar va, buvai pro riderė, ne? Ir kaip skiriasi Teko. treniravimas tais laikais 2007, 2008, 2015, matau, 18 metais paskutiniais bent jau čia rašo, kad buvai pro riderė. Kaip palygintum, ką dabar su Eimantu treniruojasi ir kaip, tarkim, kiek čia metų praėjo, blemba, prieš 18 metų. Kuo skiriasi, tai turbūt tas, kai atėjau iš visi dviračių sporto, tai viskas vyko pradžiai ten žaidimo forma turbūt, bendras fizinis daugiau, gal ten su dviratukais, kažkoks dviračio valdymo technikos tobulinimas, tokie. Ir paskui, jau kai mus perėmė Konovalovas rinktinės treneris, tai tada jau, ir prieš tai iš tikrųjų mes važiuodami stovyklas ir su trenerytė, mano pirma trenerytė Loreta Zopelienė, tai linkėjimai, jeigu žiūrės, tai irgi važiuodami stovyklas, treniruodamės, paskui perėmė Konovalovas, tai nu, mes tikrai daug dirbdame, mes po 3 treniruotės į dieną turėdom. Tai sakykime, ten rytinė mankšta 20 minučių, pusvalandis, tada papusryčiauji, išvažiuoji pagrindinę treniruotę, nu tai tos treniruotės irgi būdavo pakankamai ilgos, jau labai mūsų ten nelepindavo. Tai va, ir tada ką, grįžti, pavalgai, nusiprausi, kažkokios šiek tiek pietų miegas, pamokos, namų ruošos darbai, nes iš mokyklos pasimdom užduotis ir vakarinė treniruotė. Tai va, tai taip ir būdavo, o dabar ką, labai prie darbo, prie šeimos derinėsi, tai tos mano treniruotės dabar va, tokiu laikotarpiu, tai iš vis valanda, nu maks iki valandos 30. Gran Canarijai šiemet kitais metais jau žadu pasivažinėti daugiau parinktų kilometrų. Ir pavasarį jau kažkaip įsivažiuoti, truputį žiūrėsim, kaip čia tie orai bus. O tam pro lygiai tam Alečį Polinį, ne? Čia italų komanda matau. Mhm. O kaip ten, tarkim, treniruočio būdavo? Visai buvo treneriai, ne? Bet ar buvo taip jau į detalės einama, kaip dabar, tarkim, nu, ta forma stebima, ar labai panašiai? Ne, šiaip aš stovyklas praleisdavau su rinktinė, kai jau išėjau į komandą pirmą, tai pirma ten Mikela Fanini buvo komanda, nelabai jinai profesionali, tokia, jeigu iš italų komandų, tai buvo turbūt viena iš tų žemiausio lygio, tai kažkiek Konovalovas dar tų planų man parašydavo, nu, patardavo, ką treniruotis, o paskui turbūt kitais metais irgi gal dar jisai rašė, ir tada 2009 aš šiaip mečiau sportus iš vis. Tai buvo 4 metų pertrauka.
pasigimdžiau dukrytę, 2 metai, kai esu pradėjau treniruoti mergaitės dviračių sporte ir kažkaip po truputį lyg pačiai grįžo noras, bet iki tol, tai aš namie nei dviračio neturėjau, aš buvau antiek visiškai išsekus turbūt nuo to dviračių sporto, kad kaip mečiau taip 2009, tai taip 4 metus ant dviračio ir nesėdėjau iš vis, nes net neturėjau dviračio namie. Tai var, 2013 grįžau ir tada tos komandos, kur buvo Impa Bianchi 2 metus ir tada Aliečių Polinių 2 metus. Tai kažkaip treniruodaus viena iš tikrųjų, pati savo, kaip sugalvoju. Okay. Taip Jo. įdomu, nes ir tu olimpiadai sudalyvavai. Vat, po tos Jo. pertraukos. Tai tais 2016 aš turėjau trenerį Airį. Tiesiog mes niekada nesimatę, bendravom laiškais, tai jisai paprašė manęs ten visokių tyrimų, testų rezultatų, kažko ir aišku, tais laikais aš ir vatų matuoklę neturėjau, tai mes dirbom grinai palei pulsą visą laiką. Tai va, tai 2016 turėjau aš trenerį. Supratau, kad, ką noriu pasakyti, 4 metus neįmynėjai, paskui, užsimanė vėl minti ir į olimpiadą nuvažiuoja, taip skamba surreal, nežinau, koks čia lietuviškas, žinai, atitikmuo, taip. Ok. Jo, aš iš tikrųjų labai norėjau olimpiadą Pekino, 2008 berods buvo Pekino olimpiada. Ir tais metais tikrai labai gerai jaučiausi ir turėjau visas galimybės, bet tiesiog susiklostė situacija, kad išvažiavo kitas į tą olimpiadą ir žodžiu, man po to visiškai dingo motivacija ir aš galvoju, tada dėl ko čia ir dar čia 4 metus vėl laukti ir aš nebenoriu ir va tada atėjo tas turbūt, kad noriu mesti sportus, tai aišku, nebuvo taip lengva mesti, nes treneris nenorėjo išleisti, ten olimpiniai sąrašai, visakas. Ir žodžiu, per ašaras kažkaip tai pusę sezono aš dar ten atvariau ir po Lietuvos čempionato tada jau mečiau galutinai. Supratau, nes aš galvoju, metai dėl dukrytės, ne? Nes būna tai vis tiek tos profesionalės. Na, iš dalies tokia jo, taip sukrito kortas, tai taip ir išėjau gimdyta. O pasaulio olimpiada, kaip atsirinkai, pavyzdžiui, tą? Buvo sunku atsirinkti, nesunku tais metais? Jo, iš tikrųjų buvo sudėtinga, nes berods Turkijoje aš pražiemojau, rašiausi Turkijai visą tą žiemą, tada išvažiavau jau komandą, tai 2016 aš dar Impa Bianchi buvau. Tai išvažiavau komandą, ten turėjo komandos namą, mes ten gyvenom, treniravomės toliau, ruošiamės ir vienos treniruotės metu tiesiog įvyko avarija ir man lūžo, nežinau, alkūnkaulis, stipinkulis turbūt. Tiesiog kaktomuša į mašiną ir guliu ant to žemės ir verkiu, nes žinau, kad mano olimpiado rankos nepakeliu ir suprantu, kad ten lūžus. Ir galvoju, Dieve, kas dabar bus, žodžiu, ir skambinu treneriui, greituoju, iškvietė ten greitą italai, viską. Ir skambinu treneriui ir verkiu tą ragelį, žodžiu, ir sakau, treneri, kas dabar bus, čia olimpiniai metai, čia olimpiada atsirinkinėjama, čia man ranka. Tai kažkaip nuramina jisai, tai greitai man žinau, kad padarė operaciją pakankamai po kelių dienų, kai atitino, nes buvo ir atviras lūžis, sudėjo plokšteles ir mane 10 dienų, anksčiau iš tikrųjų paleido į Lietuvą jau skristi ir 10 dienų po operacijos aš sėdu treniruotis ant staklių. Tai tas periodas tikrai buvo sunkus, bet kažkaip prisimenu save, kad antiek buvau motyvuota, taip norėjau šitą olimpiadą išvažiuoti ir tai mano treniruotės būdavo tokios, kad ten, tarkim, ryte mini 2 valandas ant staklių ir vakare 2 valandas. Tada ryte 3 valandas, vakare valandą. Nu, žodžiu, tiek mindavau ant staklių jo. Ir tada po truputį pradėjau jau startuoti varžybose, gal po kokio mėnesio su trupučiu. Su įtvaru ant rankos, dar Lietuvos čempionatė, net birželio mėnesį važiavau su įtvaru, nu, maža kas. Tai va, ir iš tikrųjų mums pavyko atsirinkti su rinktinė visiškai paskutinės varžybas, ten, jeigu neklystu, iki gegužės gal pabaigos buvo atranka ir tada jau aiškios tos vietos, kas kiek vietų turi, kas važiuoja, tai
ten gegužės gale buvo varžybos, tai vat per paskutinės tas mes surinkom pakankamai taškų ir vieną vietą tą iškovojom. Supratau, nes kaip šalis mes turim surinkti taškų, kraitį Taip, taip, pavadinkim, taip. kad gautume vietą, ten aš atsimenu, Taip, auksiniais taip. laikais, tai ten būdavo, nežinau, 4 lietuvės startuodavo. Jo, Senai, senai. panašiai mes turbūt irgi 4 ar kiek mes ten startavo, aš atsimenu, net imdavom, trūko labai tada narių rinktiniai, tai imdavom tokią Eriką iš Belgijos, jinai lietuvė, bet gyvena daug metų Belgijai. Jos vaikai sportuoja dviračių sportą, tai, žodžiu, mes jau ten rinktinės licenciją padarėm, viską, aprangą ir jinai tiesiog startuodavo, po starto nusukdavo, žinai, į šoną ir tiek žinių, nes nu turi kažkoks skaičius startuoti, kad Supratau. važiuotum varžybas. Supratau. Ir kaip pačioje Vat. olimpiadai pasiteisino tas, nu, tas noras sudalyvauti olimpiadai E, Brazilijoje. jo, tai aišku, tai čia turbūt kiekvieno sportininko svajonė. Aš net kai metus buvau sportuoti, pas mane ten ant spintos kabėdavo, žinai, olimpiniai žiedai pakabinti. Ir dar kažkas, tai kažkaip visą laiką ta svajonė buvo, bet aš aišku, kai mečiau tada 2009 sportuoti, net neplanavau jau grįžti ir kažkokią olimpiadą tuo labiau. Tai smagu pamatyti visą tą iš vidaus, kaip ten vyksta, tą miestelį, plus Rio de Janeiro, tai tu turbūt nebūtinai kažkada nuvažiuosi į jį, tai va, tai faina, tai aš paprašiau dar, kad ir bilietą man nupirktų atgal vėliau, kad turėčiau porą dienų dar pasivaikščioti po tą Rio de Janeiro, tai labai labai faina. Bet ir nebuvo statistė, taip, žinai, kaip, na, žinai, gal aš taip, kiti žmonės taip, čia, žinai, per žinias. Nu, ten važiavo olimpiadai, olimpietė, žinai. Nu, bet ir čia suvažiuoju 304, nes viena tarp moterų buvo, matau, statistiškai. O kai ten atsilikai nuo tų lyderių, bet kaip rodo kartais Oi, neatsimenu iš tikrųjų, kiek atsilikau, bet aš į 7 kalną minutės vieną, rodo. nu tai gali būti. Nu tai žinai, tas rezultatas neįspūdingas, ten turbūt 68 startavo iš viso, tai vat per pusę. Nu, bet žinai, Tai bet jo, finišavo 53, rašo tik tai. nu va. Ne, ką aš noriu pasakyti, kad nu, vis tiek važiavai ir nėra taip lengva, čia kaip atrodo, žinai, tai olimpiada čia yra atsirinkti sunku, varžybose negauti DNF, o olimpiado irgi sunku, nes visi ten kapuojasi nuo 1 kilometrų. Taip, taip. Nu tai tiesiog kokia forma buvo, taip ir suvažiavau. Nežinau, sakau, man tie kalnai ilgi, tai ten buvo tas vienas toks ilgesnis kalnas. Dar ten buvo ir kitų kalniukų, trumpesnių tokių, tai jau man ten ir iš tikrųjų atkirtinėjo, bet paskui tas ilgas, tai jau viskas, aš jau nebeatkentėjau. Bet ir Daiva, tu čia aš taip pradėjau žiūrėti palei metus. Tu vis žiūri, ir Tour de France moterų, ir Giro d'Italia moterų. Visose sudalyvauja, ne, šitose, pavadinkim, Grand Tour de Jo, Femini. teko. Kas labiausiai? Užknisdavo kalniukai ilgi, šitą aš supratau, bet kas patikdavo labiausiai iš tų, tarkim, Ai, daugiadienių? ką žinau, nežinau, žinau, kad Giro Italija man nepatikdavo. Kodėl ten visas taip veržėsi važiuoti, man tenais per sunku būdavo, nežinau. Nepatikdavo. Toks. Bet aišku, aš atlaikydavau iki galo visus etapus turbūt, nes labai per tą Giro Italiją krisdavo tos dviratininkės. Tai ir tas maistas turbūt daugiau mažiau vienodas, panašus, ir nuovargis, ir ten ir prasidėdavo pykinimai, ir kiti dalykai, tai žinot, skrandžio sustojimai visokie. Tai va, tai tikrai nebaigdavo daug, nes atkrisdavo ir iš mūsų komandos vienais metais, atsimenu, 2 ar 3 iškrito su visokiais skausmais skrandžio, tai tiesiog nebaigė lenktynių. Tai va, tai, o šiaip kas patydavo, ką žinau, Rude Francas toks būdavo ten daugiadienės, tai va tos gal visai nieko. Kaip tik būdavo pakankamai mano trasos ir Tour de Ardešas patikdavo visai, bet irgi ilgi kalniukai, bet fainas varžybos visai. O kur daugiausiai dėmesio sulaukdavot jūs tose varžybose, kaip moterų? Mes lietuvės, Ne, kaip moterų, ar, tarkim, dviratininkės. tai turbūt Giro Italija. Jo, kažkaip dabar gal ta aukso amžius toks moterų, anksčiau tai būdam tokios poplintusų, tai labiau, vis tiek vyrai visą laiką buvo aukštumoje. Taip. Sakai, dabar, ne, labiau dėmesio net yra.
Aš manau, kad gerus laikus jos gyvena moteris dabar. Nu, smagu, kad, žinai, į gerą keičiasi, o ne dar Taip, tai neblogiau. svarbiausia, žinoma. Tai aš tik už. O kaip Lietuvos čempionatai šiemet? Iš šono atrodė, kad gravelį, nu, lengvai pakankamai, aišku, nebuvo lengva laimėjai, bet plente ten, aišku, jau ten, nežinau, atrodė per ten kamerą pusę rato ar dviratis, bet plente ten jūs jau kapojot į finišą dviese ėjot. Beros prieš skaistę. Jo, tai stipri skaistė mergina, jauna, ambicinga, manau. Tai, ką aš žinau, 3 metus iš eilės aš turbūt bandžiau tą Lietuvos čempionatą laimėti. Tai Alytui nepavyko, pernai irgi nepavyko. Pernai šiaip labai prastai jaučiausi, buvo turbūt vienas iš sunkiausių varžybų mėgėjų lygių, kiek važiuoju metų. Nes aš tada birželį kritau vištyti, susitrenkiau riešą, man įskaudėjo ilgai ir toks tas pasiruošimas buvo toks biškiminu, biškinė. Tai vat, o šiemet kažkaip nežinau, labai rami buvau prieš startą, jokių minčių, tiesiog stovėjau starte ir jau galvojau, kaip klostysis taip, aišku, atsakingai žiūrėjau, saugojau merginas, mačiau, kad Olivijos nebėra, Olivija šiaip prastai jautėsi, sirgo jinai ten. Tai va, tai kalniukas tasai turbūt ir išsprendė viską iki galo. Tas pats paskutinis finišinis, tai mes atitrūkom su skaistė, mes turbūt 2 ratukus važiavom, tai pirmam ratukė atitrūkom su keliom ir paskui į finišą biški taktiškai ten sužaidžiau, gal sakyčiau. Tai vat, Supratau. nepradėjau pirmą finišuoti, leidau skaisti. Tai vat, bet jo, Išlaukai. būtų toliau finišas, tai dar klausimas, kaip čia būtų pasibaigę. Nu, čia visą laiką plente 10 metrų ir jau gal kitai būtų, be Jo, abejo. jo. Ir aišku, gavau velnių, kodėl atsisėdus finišavau. Tai, nu, taip išėjau, turbūt nebegalėjau atsistoti tiesiog. Ir ketvirtas tavo Lietuvos čempionės vardas. Vardas, pavadinkim, Karūna. Tai Gerai, sveikinimai. kad yra kas nuskaičiuoja už mane. Ačiū Dievui, yra programėlė. Jo. Nes aš irgi, Supratau. žinai, tu pati turbūt nepasakytum, bet vat, fainai, kad yra Pro Cycling Stats. Ir netgi man keista, kad tu tam individualiam varžybas laikui irgi esi laimėjus porą kartų. Bet turbūt ne tavo stipriausia vieta, net ne porą, atsiprašau. Kyčiu. Ai ne, porą kartų laimėjus. 4 kartus esi likus antra, ok. Nu, nes turbūt Žiliūtė visą laiką laimėdavo. Tai jo, tai vienais metais man pavyko laimėti 28 gal prieš Žiliūtę. Tai buvo kažkas tokio, wow. Nes, nu, jinai būdavo jo antras dėlkas labai stipri. Tai šiaip važiuodavau aš tą dėlką visai neblogai, bet nebūdavo kažkokio labai specialaus pasiruošimo jai, tai tiesiog iš savęs kiek. Taip. Supratau. Bet nekrisdavau, kaip kitos būna, ten krenta po finišo razdielkos ant žemės ir ten guli, tai kažkaip aš gal neišsigraudau iki galo, gal nemokėdavau tiek. Vis žinai, gaila biški savęs. Kažkurio vietą. Gaila, 15 000 km pramena, gaila biškis savęs, nu, Biškį netrodo. gaila. O kaip tą prisijaukinai gravelį, nes vis tiek buvai plentininkė, nes, nu, vis tiek profesionalai, tai visi pas mus būna plentininkai dažniausiu atveju, ne? O kaip prisijaukinai gravelį? Tai savaime kažkaip, nežinau, visi čia pradėtais graveliais važinėti ir sudalyvavau aš, dabar galvoju, Velopyke, man atrodo, su plentiniu, nu, 3 metus aš Velopyko važiavau ir visus 3 metus su plentiniu važiavau, tik tai įsidedu padangas 32. Ir kažkaip po vieno Velopyko įma sako, reikia dalyvauti Megriai. Nu, žodžiu, kad čempionate. Tai sakau, neturiu gradai. Nu, tai davai perkam. Tai kažkaip vat išėjo su Andriaus amžinatilsį pagalba tą graveliuką gauti ir tada laimėjau tą Lietuvos čempionatą Megrės. Ir taip savaime kažkaip, tai ir daug tų varžybų gravelio ir automatiškai gaunasi, kad į vienas į kitas nuvažiuoji. Tai prieš tai irgi su MTB juk važiuodavau, tai tas graveliukas daug smagiau, biški greičiau lekia.
Nėra, kad labai fainė, aš šiaip visą laiką tokia plento mylėtoja esu, kur estetika, švaru, fainiai, rieda gerai. Tai va, to gravelį, žinai, ir krato, ir tas yra, nas, tai va, bet dabar patinka, negaliu skūstis. Bet dabar varžybų, mačiau, ten uždėrėjo 26 metais Lietuvoje, kad kiekvienas varėlis turbūt galės gravelį važiuoti visi. Toks Jėga. vaizdas. Susitiksim daugiau. Gerai, fain, Plento fain. bus tiek, bet gravelių bus kalnai varžybų. O pati, Kiek tik nori. taip, esu su tavimi minės, buvau garbė minti varžybose. Kaip tau patydavo B lygoje tas chaosas 3000? Koks, atsiprašau. B lygoje dar esu minės kartu su tavim. Plento taurė dar būdavo, ne? Aha, jo. Esi kartu minėmės B lygoje, aš atsimenu. Paskui jau tu nenorėjai mint B lygoje, tai eidavai su A vyrukais mint. Kaip tas tau chaosas patikdavo su mumis ten. Bet aš A lygui tai myniau gal tik vieną kartą šakiuosi, berots tą etapą. Mhm. Turbūt. Nežinau, aš į ją kažkaip, nu, vis privengiu įti, nes galvoju, kad man turbūt per sudėtinga tenai bus. Nu, vis tiek visi tie stipriausi mūsų Lietuvos vyrai, tai kažkaip tai, ai, gal tegul jie ten aiškinasi. Paskui šiais metais turbūt iš vis nieko plente nevažiavau lenktynių, nes toks jau prasidėjo, kad kaip ir B gal nelabai nori, nes važiuoja, nu, ten mergaitės jaunos ir ten atiminėti iš jų ten prizinės vietas kažkaip nebesinori, nežinau, kad jos tegul lipa ant to podimo, joms faina. Tai va, ir, o prieš tai, kai važiuodavau, tai ką, žinau, viskas gerai. Pakankamai jūs ten normaliai važiuojate toj B lygai. Viską būdavo, aišku, tokie gal e, aršiausi, gal sakyčiau, B lygos dalyviai. Yra ir tokių, Kraujas žinai, kur, užverda. jo, jo. Yra ir tokių, kurie pakankamai stiprus, kur galėtų gal A važiuoti, bet yra ir tokių, kurie, žinai, silpnesni šiek tiek, tai pats balansas. O grįžtant dar taip truputį, iš tikrųjų, sakiau paklausyti, bet truputį užsišnekėjom kitom temam. O kaip tu rašei po pasaulio čempionato, nes tu iškovai darbą ir ten, pavadinkim, įžymusis, kad tu nesustojai su Rusija, ne? Nusifotografuoti ir tau ten Nu rašinėjo taip. iš tų visų a, informacinių, pavadinkim, kanalų, bet niekam nebuvo įdomu, kokios varžybos buvo, atvažiavai antrą, gal ten žinojo. Tas rezultatas ir pačios varžybos jiems buvo visiškai neįdomus, ne? Kaip ten sekėsi Jo, iš pačiai. esmės taip. Nu Esmė tai tai taip žinai, pats tas žiniasklaidoje faktas. jai svarbu išpūsti kažkokį burbulą, iš ko reitingų pasigaudyti turbūt. Tai va, tai šiaip tik tai sekundė mane, Panevėžio balsą sekundė jie ten bendrai kažkaip pakalbino, tai apskritai apie gyvenimą, apie dviračius, apie šeimą, apie sportą. Tai sako, šiaip sako, čempionatas mums net neįdomu, šiaip va, apie Panevėžio žmogų kažkokį norim Supratau. pašnekėti. Tai va. Tai Aš ir šiaip nedavė jo, bet tą aš, temą, nedavė interviu, tarkim, ten tom visom televizijom, kad būtent apie tai ir net nebuvo, ne? ne, aš tik 15 minučių daviau komentarą Ukrainos spaudai vienam Ai, tinklalapiui tiksliai. ir jo, paskui man rašė dar TV3 žinias, bet nepatiko man šiaip žinutė jų, kaip visą tą parašė klausimą, tai tiesiog nusprendžiau nekomentuoti. Supratau. Tai Taip. gal kas nežino, Daiva nelipo ant, apsikabint, kaip čia pavadinkim, visus kartu arba visi kartu sulipa ant šalia ir bendrą nuotaką pasidaro, nes pirma buvo Rusija, ne? O kaip iš vis leido dalyvauti? Tu man pasakai, kad tipo, kad Nu, tai balta jinai vėliava. kaip Jo, neutrali sportininkė startavo, jo, tik tai tiek, kad klasika. neutralumo taisyklių nesilaiko ir tas nėra fainai, Be aš abejo. manau. Bet taip, tu jau neplanavai tiesiog, ar taip stovėdamas sugalvoji? E, Aš šiaip žinojau, mums apačioje pasakė, kaip mes ten lipsim ant podiumo, ką mes ten darysim ir panašiai, tai aš kažkaip jau apačioje galvojau, kad gal nelipsiu tai bendrai nuotraukai, nu, bet tokia dar nebūtų tikra. Ir paskui, aišku, kai tą himną užgėdojo, tai tada tiesiog buvo galutinis mano sprendimas, kad tiesiog aš nesifotografuosiu kartu. Bet žinai, visą kitą aš, nu, kaip pasakyti, padariau, ant podiumo nuėjau Nu taip, taip. ir dėl savęs, ir iš pagarbo, žinai, kitiems, tai va. Tai. Nu super.
O dar atsidariau, pasižiūrėjau dar kartelį tas nuotraukas. Nu, fainai. O dabar mačiau, Panevėžį gavaisi kaip, čia pavadinti dabar, lyderė, social raidų motivatorė 3000 bendruomenės, viena iš, turbūt aš manau, ten yra ir daugiau žmonių, bet pernai ar šiemet pradėjot jūs taip aktyviau jau, kiekviena? Liepos mėnesį mes pradėjome. Iš esmės, tai Rimantas Narkūnas čia parašė projektą. Tas projektas, nepasakysiu tiksliai, bet turbūt per federaciją, per nacionalinę sporto agentūrą. Ir kaip ir vadinasi fizinis aktyvumas miesto tam žmonėms, tarkim. Tai jisai parašė projektą, tą projektą patvirtino ir jis ieškojo žmogaus, kas praves tas treniruotės su dviračiu. Tai siūlė vienam, siūlė kitam, kažkaip atsisakė, tai tada man paskambino net ne Narkūnas, o Vaida Bronickienė. Sako, aš čia darysiu Alytuj tokį pat projektą, bet su vaikais, tai sako, gal tu nori Panevėžyje. Nu ir aš tokia, žinai, mėgstu aš tų veiklų kaip ir daug turėti, nes nenusėdžiu vietoj. Bet galvoju, blemba, prisimsiu ir tada keiksiu save, nes čia reiks tada tos derinti su šio raidus ir treniruotės ir tas ir anas, bet kita vertus vasara, nu kaip ir daugiau to laiko. Tai va, tai šiaip džiaugiuosi labai, kad sutikau, tai labai fainai ir grupė susidarė ir yra, kur pastoviai eina dabar ir į treką eina, tai į treką turbūt eitų ir daugiau žmonių, bet tiesiog ne visi turi dviratininko batelius, tai jau be dviratininko batelių negalim. Tai va, tai susibūrė tikrai fainas būrys, dar darysim sezono social raidų uždarimą sausio mėnesį, tai va, tai pasiruošim kokių skaidrių, nes tos teorijos gal trūko jiems, daugiau tokia praktika buvo su dviračiais, o teorijai nelabai buvo laiko, kada ten pašnekėti, nes norėjo įsimint ir paskui rudenį ir tie vakarai anksčiau temsta, tai va, tai po darbų visi nori namo. Čia norėjau ir klausti, nes būna suvaldyti ten 20 žmonių, ten 10 plus jau yra ką veikti. Jo, tai gerai, kad nu, vat, prisijungė ir Ignas Konovalovas, ten viena treniruotė buvo, Edita Janeliūnaitė Konovalova, jo žmona prisijungė, tikrai ne vieną treniruotę su pagalba. Yra, kurie minantis daugiau jau nuo seniau, tai jie ten irgi pakankamai valdo tą dviratį gerai ir gali prižiūrėti. Tai vienu momentu buvo vasaros gale, gal čia 60 žmonių atvažiavę į social raidą. Tai o Dieve, ką reikia daryti. Policija Čia buvo įkvies. rekordas 60, jo, tai mes važiavom ten į miškus, tai ir atsilikinėjo, ir smėlio buvo. Tai kas jiems irgi turbūt neįprasta per smėlį važiuoti, tai smygo ratai, viskas smygo. Tai va, tai, bet kažkaip paskui susirinkom, nes jau teko praskirsti tai 3 grupės po 20 žmonių, nes nu kitaip 60 tai ten sudėtinga labai. Nu, Tai va, žinau, tai aš kažkaip tai. esu porą kartų organizavęs tokius social raidus, kad ir jau pamenantis atakuot užsimano, tai dar ką nors pagal sugalvoju. Jo, bet kažkaip, nu, pas mus pradžiai buvo tokių, kur ten bandė išsišokti keletas, nu, tai aš iš karto drausminu, arba tiesiog sakau, nu, jeigu taip daro, žinai, nebevažiuokit, važiuokit vieni tada, nes, nu, tai atsirenka paskui tie žmonės, žinai, kuriem per lietai važiuoja atskirai, kuriem ten kažką nori suvaidelentis, nu, tai neleidžiu aš, tai taip ir kažkaip atsirankė, jie atsibirėja. Net dabar žiūriu, už ką čia Panevėžio apdovanojimą gavai, galvoju, už social raidą gavai, bet ne, čia už tiesiog, kad garsini Panevėžį. Šiaip už gravel čempionatą, tai jo, nemažai sportininkų ten susirinko ir gavau pakvietimą, nes rajonui priklausau, tai vat rajono savivaldybė organizuoja kasmet tokius apdovanojimus sportininkų. Sugužėjom. Smagu. O kokie planai 26 metais? Kuo daugiau varžybų važiuoti. Ne, tai bus matyt. Nu, tai kol kas tai Gran Canaria pasiruošti, tada turiu balandžio mėnesį vieną labai, tikiuosi, fainą startą gravelio. Tai čia bus Ispanijai, bet dar neišduosiu. Gerai. Tai Lauksim. Užsirašiau jau nuo pernai, labai norėjau tas varžybas pabandyti ir sakau, reikia važiuoti. Vieną dieną tenai varžybos bus. Tai va, ir tada turbūt Druska gravel išpuls čia gegužės 1 dienom užsiregistravau jau. Ir tada bus matyti. Baltijos šalių čempionatas Panevėžyje mano mieste, nu tai varyks.
irgi į startą atsistot. Tu kaip panevežiai bus, kaip ten jūs, man gerai sakė, man patiko, kai Vaitkus išreiškė, Beras Vaitkus, ant to stalo važinėti jūs tam panevežiai. Jo, tai aš pilnai sutinku, visiškas stalas pas mus. Tai, Panevežiai, tai va, reikia visiškas paieškoti, stalas. nes ten TB vyko, tai ten randa kažkur miške vos, ten koks ten net kalniukas 50 metrų ten, kalvelė Nu, net. nežinau, žinokit, buvo atvažiavus čia ir federacijos atstovai, tai kažkaip ieškosim, bandysim tų trasų, žiūrėsim. Už miesto kažkur, bet jo, bus lyguma visiškai. Faktas, kad bus už miesto, bet jeigu bus šoninis vėjas, tai bus linksma. Nu, tai Liūna kam dabar nebus. lengva, kam dabar lengva. Supratau. Jo. O žiūrėk, Daiva, čia dar man klausimas. Kuo tau treniruotės pasieimantą padeda? Ne tai, kad padeda, okei, formą pasiekti, bet kuo patinka? Struktūra ar kur yra esminiai momentai? Tai dabar apie tą apskritai mano sprendimą pasimti trenerį, tai kažkaip ne kartą jau mes šnekėjom su juo, kad gal davai pabandom ten treniruotis taip toliau ir aš sakiau, ne, man jokio trenerio nereikia, nes aš ir taip čia nieko nesuspėjau ir jeigu, žinai, man reikės padaryti ten konkrečią treniruotę, aš jos negalėsiu padaryti ten ir vaikai, ir, nu, šeima, žodžiu, Taip. darbas. Ir tada aš ten parinsiuos, keiksiu save, kad aš nepavyko man ten treniruotę padaryti ir sakiau, nereikia, aš va, kai randu laisvo laiko, Važiuoju. išvažiuosiu, kažkiek praminsiu, kai praminsiu, taip, tai va. Ir tada pernai berods jo, o gal dar užpernai gavos čia vištytis, kai kritų ir tas riešas man skaudėjo, aš ir pas daktarus važinėjau, klausinėjau, kas čia jam gali būti, žodžiu. Bet tiesiog turbūt reikėjo ramybės, viskas ten savaime, bet pakankamai ilgai. Ir tada aš nusprendžiau važiuoti Lietuvos čempionatą, buvo Latvijai. Ir va tada man labai 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 nesivažiavo, labai sunkios varžybos buvo. Aš tada trečia buvau tarp lietuvių, ten bendrai gal septinta, neatsimenu, bet žodžiu, po to karto tiesiog aš nebesuprantu, ką man daryti. Nu, Čia toks, kur pernai. Ar užpernai? nebežinau. Tai pernai. Pernai, ok. Pernai jo birželis Lietuvos žemė. Mhm. Ir toks, kur pasimetimas 100% ir tu nežinai nei ką tau treniruotis, nes tau nesivažiuoja, atrodo, ir ten nei kaip treniruotis. Nu ir tada aš kažkaip nusprendžiau, kad sakau, davai, dabar bandom. Tai va, ir tiesiog kažkaip labai derinasi prie tos mano šeimos, darbo, tos treniruotės ten, nu, nežinau, darbo dienom 1,5 valandos maks, savaitgaliais ilgesnės jos būna, tai kažkaip labai gerai sudėta vis, man patinka, nepatinka atkarpos iš tikrųjų, bet reik darau. Tai va, tai kažkaip tai labai, nu, labai sustrateguoja gerai, kokybiškai, nedaug ir rezultatai atrodo irgi geri, tai viskas tinka. O kurios atkarpos šlykščiausios? Mm, po 3 minutės turbūt. Ne. Dar po 8, tai dar, bet po 3. Man būdavo Tai šlykščiausia, va. jeigu kažkam įdomu, 45 sekundės, 15 sekundžių ten tipo atsigauti. Esi šitus blokus darius? Aš kad Ne. kur esi. Ne, nesi. Man Neimantas duodu, kem 5 sekundės, varai. Tipo 15 ten riedi, iš tikrųjų riedi. Atsidūsau ir kem 5 sekundės vėl. Padarai tokius 5-6, nebesinori nieko irgi. Nu, ne, mes kažkaip tai turbūt po 3 ir po 8 minutės pagrindė. Nieko kažkaip ypatingo pas mane nėra. Zidu tada, nu, Nieko ypatingo. kaip ten Paskui. sako, stipriem nereiks, silpniem vis tiek nepadės. Supratau. Geras kampas. O tai dabar graveliuką naują turi ar tą savo seną, pavadinkim? Seną turiu, reikia parduoti, jeigu ką domina, prašau rašykite. Tai va, o užsisakiau naują jo, tai nežinau, kada čia bus, tik pavasarį turbūt. Tai be abejo Tik reiks teks palaukti. palaukti. Neklausim, koks brendas, lauksim pristatymo savo naujo žirgelio. Gerai. O, Palaukit. o tai dabar žiemą daug darbų su šeima užsiemus, čia mes susirašinėjom, čia matau storiukuose mokslai. Ką tu dar studijuoji kažką? Ką tu čia dar studijuoji, papasakyk?
Kvalifikaciją keliuosi. Ai, savo darbe? Jo, iš esmės iš nacionalinės kvalifikacijos ten tobulinimo programos į fizinį ūkdymą, įkūnytą pažinimą mokusi. Tai visas čia lapkritis buvo paskaitos penktadienį, šeštadienį online ir dabar turėjom kelias kontaktinės dienas, dabar gruodis toks ramesnis ir sausį vėl keletą kartų reiks prisijungti, tada baigsis kova mums, kovo pradžioj, tai va, iki to laiko dabar turim baigiamai rašyti, pristatyti. Tai va, tai tokie visokie. Linksmoji dalis lieka. Baigiamieji darbai. Jo. Nežinau, kiek čia linksma, bet kažkaip teks vis tiek. O tai bendro fizinio darai kažką, ar Nu, nelabai į reikia? salę einu, Eini, sako. į salę žiemą jau. Kiek kartų Mhm. per savaitę? Nu, pernai daug 3, šiemet kažkaip po 2 kartus surašo, bet pagal galimybės tai turbūt nueisiu kartais 2, kartais 3 kartus. Tai, taip, žiūrėsim, kaip treko kalendorius susidės sausio mėnesį, nes dabar treko gruodį iš vis beveik neturim, tai va dar trečiąjį turėsim vieną treniruotę gruodį ir viskas. O paskui sausį tikėkime, kad daugiau jų bus. Pareklamuom dar kartą. Jeigu čia išklausyt, tai tikrai atvažiuokit į treką. Žiauriai fainai, žiauriai kitaip, bet labai įdomu. Nu. Labai patinka kažkaip social ride dalyviam. Jie ten pirmą kartą atėjo irgi su baimėm visokiom, bet po pirmą kartą tai tokios emocijos buvo, kad net man pačiai faina ir gera. Tai, va, tai dabar nori, jie ten eina žymisi. Tai tikiu, kad ir sausį jau pramokė, vasarį kažkas tais atskirai prisijungs. Tai aišku, aš padėsiu, kiek galėsiu. Tai Priminkim, su plentinį netgi galima atvažiuoti savo, ne, bet galima ir išsinuomoti tą tikrą trekinį dviratį, taip? taip, pas Buivydą trenerį galima išsinuomoti. Jeigu ką domina, tai parašysiu kontaktus. Tai kreipkitės, o daugiau su plentiniu jo irgi galima. Šiaip Pakankamai pirmą ten kartą aš važiavau su gerai su plentiniu. tuo plentiniu. Taip, pirmą kartą su plentiniu važiavau, bet taip norėjau pabandyti dar su tuo tikru, vat, trekiniu. Single speed, kur ir mini ir negali atleisti ir tada Jo, toks jo. biškimaimai būna, nes Taip, aš taip. mėgstu pariedėti su savo svoriu, tai, bet labai patiko irgi tie viražai. Blemba, pirmą kartą tą užvažiuot ant tą, nežinau, tą apexą, kur ten stačiausias, tai wow, kažkas Taip, tokio. taip. Tai rekomenduojam labai stipriai su Daiva Labai. pamokins. Važiuokit į treką. Jeigu reiks, pamokinsiu tikrai. Eikit. O Daiva, kada, sakyt, neturėjai šito power meterio, o kada tu įsigijai? A, tiesiog Tai kaip sudurčias buvo. plentinuką nusipirkau, tai jau pameluot, kiek čia dabar aš jau. Dabar 4. gal sezonas bus plentinuko kitais metais. Nu tai va, tai 3 metus. Tai ir treniruodavosi, noriu pasakyti, tiesiog, va, pagal save. Kada yra Jo, laiko. žiūri tuos skaičius, ką ten rodo, nieko nesuprantu, bet jau, okei, fainai, turi power meterį, žinai. Jo, tai žinai, tai 2 metus tai taip ir prasitreniravau ten tais vatais, nevažinai, Mhm. nes stebuklai jie ten kažkokie buvo, bet tiesiog nieko labai nesuprasdama. Tai, Ai, paskui mačiau jau dareisi ir slenkščių tas zonas, ne, kad jis pasižiūrėti pasiimantą FTP jo, testus laktato ir panašiai. testas. Mhm. Na tai kai pradėjom su juo dirbti, tai tada ir jau pasidariau testą, tada žiemą pakartojom Gran Canarijai, kai nuvažiavau. Kaip žiemą tie skaičiai atrodo, aišku, jie pakrenta šiek tiek žiemą. Tai va, tai paskui prieš vasarą, vėl pavasarį, kada mes ten darėm. Taip, nu ir Įsitikinau. kiek tu FTP, koks ten testas Mikučio 450, kaip pas tai 420? Ne, 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 žinok, nestebuklai ten pas mane. Čia, kai darėmės paskutinį, tai gal ten 2,5. Čia 20 minučių, ar čia tas slengstis, kas čia? Man pasakyti. Slengstis tas jau. Slengstis. Kuris slengstis? Prašau, detaliau. E, ta prasme. Čia, nuo kurio užsirūkšna, kaip ten, dabar primink. Jo, iki to, kur užsirūkština ir viskas. Ir dar sako, jeigu nori mink, bet jų neverta, tai sako, tai ir nebenori tada. Supratau. Jo. Aš žinau, kad atsakysi, kad visos trasos fainos, bet kuri fainiausia Lietuvoje?
tarkim, varžybos, kurios gravelio trasos patiko pačiai? O, tai jeigu kol MTB važiuodavau, tai man labai patikdavo Ignalinos trasa Mhm. MTB, o gravelio. Aš žinau, kad biški vis pasikeičia jos tokios, daugiau mažiau. Ne viską, matai, aš gravelono kažkaip nedaug važiuoju, vis neištaikau, o megrės tai daugiau mažiau keičiasi kars nuo karto. Mhm. Kitais metais iš vis kitą miestelį tai bus, kiek girdėjau. Tai va, tai nežinau, neturiu kažkokios tokios visos fainos. Visos fainos supratau. O kodėl Kokios MTB yra to? nebemini? E, tai kad nebeįdomu. Nebeįdomu, nežinau. Kad aš suvažiuodavau ten 2 kokius etapus MTB taurės ir Lietuvos čempionatą čia naujamiestį, tai tas mano dviratis tiesiog stovi, Mhm. nenaudojamas, tai kažkaip nereikalingas atrodo iš vis. Taip natūraliai žodžio, ne taip gavosi, kad Jo, jo. supratau, nes aš kažkaip lytis irgi atsimenu, kad kažkada Ignalinoje tuo pačiu dar tave kalbinau, tai per miglą irgi prisiminimai dabar jau greitai laikas eina. Jo, Suprat, mes kalbėjom tada su Ernesta taip, taip, taip. po O kažkurio etapo. po Ignalino, man atrodo, kaip tik Ignalino, nes man irgi Ignalina patiko labiausiai, nors Taip, taip, Ignalinas, tik aš neatsimenu, kuriais metais. aš irgi nebeatsimenu. Greitai bėga tie metai. Be abejo, be abejo. Tai ką, Daiva, ačiū tau labai. Lauksim naujų žinių, tų žinių, koks ten bus Ispanijoje varžybos. Ten mačiau kažką dar Mhm. su Domu Maniku, jūs ten strateguojate, tai lauksim info irgi apie tai. Čia buvo toks intrigėlė užmesta, nežinau, matysim, kaip ten bus iš tikrųjų. Tai čia apdovanojimų metu tiesiog sako, turiu mums planą, tai matysim, kaip čia gausis. Tai lauksim Dar, žinių. dar toli. Bet Gerai, dar, laukit. bet dar iš tikrųjų prisiminiau dar klausimą. O žiūrėk, kažkur skaičiau kažkokius ten, nežinau, tyrimai, žinai, kai būna rašo, moteris po kiekvieno vaiko, tipo, po gimdymo, slengstis skausmo padidėja. Nu, tasme, gali daugiau skausmo pernešti. Tu pritartum šitam, ar čia gal? Mm, aš manau, gal kiekvienai čia skirtingai tas dalykas, tai kiekviena individuali turbūt, bet aš tai kažkokio nepajaučiu. Supratau. Nepasakyčiau, kad man ten kažkokių davė super galių. Gal Nes vėlgi, gal vėlgi nuo gimdymo priklauso, nežinau, jeigu labai sudėtingas ir sunkus jis, gal, gal, gal gal, tada taip. gal, nes Manau, Tatjanai sakiau, blemo, po 3 vaikų, tai dėl to tu čia taip pradėjai gerai minti, nes, nu, 3 nu vaikus. gal. Supratau. Tai žodžiu, šitą, man rūpėjo irgi klausimą, nes užsirašiau pasiklausant ant pačio galo. Nu gerai, ačiū tau labai. Taip mes labai Ačiū tau. greitai, precise į klausimus atsakėm. Rašykit Daivai tiesiogiai, jeigu kas domina, arba po YouTube čia komentaruose. Atsakysim, nepasididžiuosim. Jo, A, nebijokit, nes kažkaip manęs bijo, nežinau, žmonės. Nebūna parašo, kad nenori trukdyti, ar ten nejauku kažkaip taip. Tai drąsiai visada rašykit. Jeigu, kai tik rasiu akimirką, atrašysiu. tikrai taip, nes Jeigu kokių klausimų. dažnu atveju 99,9% man irgi netrašytų, jeigu tai būtų. Tai va, atrašė, susitikom, pabendravom, tai rašykit Daivai, tikrai patars, ypač merginos ar vaikinai, ar iš Panevėžio, ar ne iš Panevėžio, nesvarbu. Visi, kaip mes sakome, man patinka tas, žinai, pats bendruomeniškumas. Mes visa viena bendruomenė, tokia pakankamai nedidelė, iš tikrųjų. Tai patarti, paklauskit, nebijokit pasisveikinti. Ne prieš startą, bet po finišo turbūt geriausia. Ne prieš startą vis tiek tai būna visi susikaupę. Aš net Eimantų nenoriu žiūrėti į akis, stengiuosi vengti, nes ten būna visiškai jau savo zonai prieš startą. O kaip pačiai prieš Aš, startą? nu, šiaip daugiau mažiau, man gal aš kažkaip pastebėjau, kad prieš megrę labai būnu susikaupus. Ir būna, kad, žinai, iš vakaro visi suvažiuoja į tos zarasus ir tada ten kikikaka, žinai, kokie bajeriukai, man tipo nejokinga, nes aš kažkur išėjus. Ir žinau, kad tas startas man pačiai gal atsakingas labai ir tai, va, tai kas tau yra, kas tau yra.
Tai jo, tai kažkaip tai būna toksai, vat. O daugiau prieš visus kitus, tai paprastai labai. Nėra, kad labai čia. Taigi mes, žinai, ne kažkokiam pasaulio lygui dalyvaujam, tiesiog mėgėjasi. Ne. Visi draugiški, pasisveikinti, pasilabinti, pašnekėti, vienu kitu žodžiu persimesti, tai no problem. Bet ir tu dar jaudinėsi prieš Megrę? Aš ne tai, kad jaudinuosi, aš būnu tokia susikaupus labai ir vis tiek atvažiuoju ir tų užsieniečių. Mhm. Ir aš visą laiką kažkaip savo, kad ir vat, tas mūsų skaityk mėgėjų lyga, bet statau savo aukščiausius tikslus. Ir tarkim, nėra mano tikslas laimėti tik Megrę, nu, ne Megrę, o Lietuvos čempionatą, nes mano tikslas yra Megrę visą laimėti, kaip va, pernai pavyko. Mhm. Bet nu, šiemet jo buvo tas stipri viena dalyvė labai ir tiesiog nepavyko su ja nuvažiuoti ir sulaikyti ją ant rato. Tai turbūt normalu, nes jinai ten pasižiūrėjus, tai tikrai jos ten ne po 15 000 kilometrų prasuka per sezoną ir šiaip labai anksti pradeda ir važiuoja daug. Tai va, O kiek tai va, kilometrų būnu likus susikaupus. nuvažiavus? Kiek kilometrų likus nuvažiavo? Primink. Ar atsimeni bent? Jinai nuvažiavo, mes nuvažiavom dviese po tiltelio, tai čia 70 berods buvo. Mhm. Ir ten nusileidom ir praskypinom posūkį vieną. Tai tiesiog jinai kažkaip greičiau sureagavo, apsisuko, aš tada jau iš paskos ir gavosi pasukom ir į kalniuką. Ir tas Mhm. kalniukas tokia ir žolėbiškis lystanti. Ir aš jaučiu, kad nu ne mano vatai, kiek jinai ten laiko ir galvoju, okei, aš dabar galiu paspausti ir ją dasigaudyti ir vis tiek išplaukti. Mhm. Arba galiu savo tempų bandyti važiuoti ir tada matysiu įgoj, kaip ten, ar jau pasivystė šią ar ne, bet jinai jo tolo ir jaučiau ir vederčiau. O dėl Taip. to pačio maisto, va, dar šnekėjom, Mikutis ten, kaip praeitam podcast'e man sakė, kad ten, nežinau, po 120 gramų suvartoja, kur tu sakai, tau nelabai įmanoma, ne? Kiek tu suvartoji? Ne, aš tiek nesu. Aš ir įsidedu po 70 gramų, daug maž pasiskaičiuoju, bet, nu, aš gal apie šiam suvalgau į valandą. Nesuvalgau daugiau. Bet tai reikia prisiminimų susidėti, ar jau taip natūraliai gaunasi dabar jau viskas? Tai kišenės daug mažnai. Čia 2 valandos, čia 3-4 ir ten kažkas ir dar kokį ekstra užsimeti ir dar parsivežu šiek tiek po finišo. Aha, Jo. supratau. Good. Reiktų bandyti gal per treniruotės daugiau suvalgyti, nes aš per treniruotės ten labai taip nesiakcentuoju į tai. Įsidedi vieną kitą geliuką, jo lab, kad jeigu ten 1,5 valandos treniruotė, nu tai vieną geliuką įsimeti ir viskas, nes ką tu ten labai valgysi. Nu tai. Tai va, tai ilgesniai treniruotė, tai prisidedu jo daugiau tada. Bet vėl sustoji kažkur kavos, pyragėlį kokį pasiemti. Privaloma, be abejo. Jo, būtina. Tai susitikite su Daiva, kur Panevėžį, social raiduose ir kaip busit Panevėžį, parašykit. Reikia, galite su manim susitikti. Reikia žymę, nes va, sako, visi Jo. minam dabar ant staklių klausomės, tai nepasididžiuokit ir sausį atvažiuokit į treką ir Daivą pamatysit. Jo, aš vakar turėjau ant staklių min, bet nusprendžiau išminti lauką, nes pakankamai sausa buvo. Nu, ten gal -2 kokie. E, nes labai nemėgstu mint ant staklių. Jeigu tik yra galimybė, tai rankos arba treką arba lauką, bet žiemą nelabai čia minu laukia daug, nes ir dviračio gal gaila jį ten drožti. Tai va, tai vakar išmyniau, nes buvo pakankamai sausa, bet 1,5 valandos nušalo pėdas ir toks nefainiai visai čia buvo, tai turbūt teks staklės vis tik taip mindyti. O tu jungiesi ten tuos visus Zviftus tuos. Zwiftus jo, ar nelabai? Ne. Sinematiškai tai pasisai bent jau, ką, teliką, ką darai per tą Jo, laiką? kompą pasistatau filmą kokį singą. Dar gali žiūrėti, aš tai neatsimenu, neišeidau man padant, nieko nematau aš. Ką žinau, tai dabar tokių kažkokių atkarpų nedarau. Nu, stabiliai tiesiog, Ant vienoje. staklių jo, du tenai mini, tai gali žiūrėti, o jeigu atkarpos, tai belė garsas eina tik tai. Ir ten kiek jau matai, kiek nematai, tai jo. Supratau. Dar kartelį ačiū už tavo laiką, Daiva. Linkim jau Ačiū kitais tau. metais ant tos aukščiausios pakilos užlipti. Europos ar ten pasaulio, nesvarbu, kur. Ir aišku, Megrė ir Lietuvoje varžybose. Ir, Bandysime.
Ir lauksim tų intrigėlių, kaip ten. Kur net intrigėlių ne tai ten su kuo susipykot ar kažką, Tų bet startukų numatyti, taip, nes taip, startų. startukų, kad Gerai. gal prisijungs merginos prie tavęs, gal ir vaikinai prisijungs į tas varžybas. A, tai Mhm. ačiū dar kartelį. Ačiū tau. Sėkmės, Daiva.